Aš esu Kornelijus, esu iš Šiaulių ir darau bėgimo su triračių rungtį. Su triračiu pradėjau sportuoti prieš metus su biškučiu. Man tikrai labai patinka, labai tenkina mane rungtis, labai patinka bėgti, žiūrėti kaip kiti bėga ir palaikyti kitus sportininkus visą savo rungtį. Tikrai patinka tas galėjimas save pastikrinti savo galimybės, pažiūrėti, ką aš moku pats. Triratis, nes yra tokia speciali rungtis su mano negalia, tai dėl to taip ir išėjo, kad būtent triratis visas viršus būna tiesiog užrakintas, juda tik tavo kojos ir juda tavo akys, kur bėgti, o daugiau viskas yra užrakinta. Sportuojant aplamai tiek su draugais, tiek su savim man labai patinka, tiek fiziškai, tiek emociškai, nes jeigu yra draugai, jie tave palaikys morališkai, o jeigu sportuoji vienas, tai man irgi labai patinka, nes man patinka ir šiaip būti vienam. Tai sportas tikrai padeda susirasti draugų, susirasti naujų ryšių ir panašiai. Ir tave pats daro geresnių žmogum, kalbant su draugais ir panašiai. Aš sportuodamas jaučiuosi motyvuotas, energingas, linksmas, palaikantis. Man labiausiai sportuojant patinka komandos nariai, treneriai, jų ta motyvacija, pats savęs spaudimas iki tavo pačio limito, tas nuovargis po treniruočių man labai asmeniškai patinka. Laisvu laiku mėgstu veikti kažką aktyvaus, tai žaisti krepšinį, kartais žiūrėti filmus, leisti laiką su šeima ir panašiai. O po pamokų daryti namų darbus, čia tokie. Bet labiausiai tai sportuoti patinka po pamokų. Ateityje norėčiau vis tiek sportuoti, būtų labai gerai tą patį sportą daryti, būtų ir perduoti tą savo draugams, kitiems su negale, tiems vaikams su negale, kurie nesportuoja, tikrai pasiūlyčiau sportuoti, nes pamatysit, pradėsit ir patiks, gal net ir lipsit kažkur aukštai ir tikrai siūlyčiau sportuoti.